Šeima crazy ir drąsi, visi kartu ir nieko mums netrūksta. Uždega saulė mūsų veido šypsenas, tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Hello, good morning family. Morning. Žodžiu, sveiki gyvi, į dar vieno vlogų susirinki naktinių. Važiuojam į Senotį Suitūn. Man atrodo, net taip vadinas, man važiuoti 15 minučių. Tai būsim jau tik 10 minučių iki atidarimo. Tai mano vieni iš pirmųjų būsim, tai gausim nusifotkit galimybę. Ten plaukit, nežinau, ar labai noriu aš, bet ten nusifotkit gražu. Ir jo, po tą dienos plans likusis nežinoms, nes galvam gal iki Rio Lagartos nuvažiuoti. Nu, ten, tipa, rūžaus vanduo būn, flamingų yra, bet dar nežinom, neaišku. Nu, tai susižiūrėsim, kai už Senotės išvažinėsim. O, va, čia mūsų Valada miestelis, nu, toks kaimelis geras, toks kaip pasvalys. Mažesnis biškį. Bet toks pasvalė, tipo, žodžiu. Tai va, varam į Senotį ir jo, šitos dienos ramesnės Valada, tokios, nes čia nėra ką veikti jam. Tik aplinkui Senočių daug ir gražių, tai tik Senotėse dar kas nors. Tai va, tiek žinių. Ir flamingai, Rio Lagartos. Nu, pažiūrėsim, šiaip įdomu vat nuvažiuoti. Tai va, o rytoj aš jau, jeigu neklyst, mes kaip ir turėjom išplaukti iš La Holboš. Jo. Tai rytoj plauksim jau su keltu. Nors nežinau dar ar rytoj, bet jau čika rytoj. Žodžiu, bet plans turi būti, kad plaukti su keltu iki Isla Holboš. Ir tenai eit žiūrėti naktį planktoną mėlyną šviečiančią. Ir dar ten gali pasimti ekskursijų su šitam paplaukit su whale shark, tai bangininį. Tikrai ir viską ką veikti, mėlynas vanduo, balts mėlis, gražu, labai faina. Tai va, varam į Senotį dabar. Atvažiavom va Suitūn, Gilka mes ne pirmus, prieš mum biškį žmonių yra, nedaug, bet yra. Tai, na, nesvarbu. Svarbu ne 60, nereiks eilai stovėti, kad nusifotkit pusę valandos arba visą valandą. Tai žinai, nieko gero. Va, šiaip, aš nežinau, kodėl mes tam mokėjom vėl po 100 kažkiek, jeigu čia ir va, čia cenys už 40 eurų ir su Senotį kartu. Tai va, fotkinam. Fotkinam, nes... Dirbam, fotkinam, nes mes daugiau nieko neveikiam gyvenimą, tai fotkinam. Ne, mes čia pramazų padarėm, kad ten važiavom čia Nicu, va. Kaip viskas ir vietoj. Dar tokių nesmatys Meksikai, kad ir kaip ilga buvo, bet pasirodo, kad ir dar ir tokių gyvų. Atrodo rimtai kaip cigaras, nu, tai surūkyti cigarą. Nu, parodykim, kad kokia didumą, kad suprastų. Kaip nu, pusę rankų. Žodžiu, einam šaverintis. Geros kirmelas, geros. Einam fotkytis dabar, einam visi entuziastingi. Gangster. Einam į duobį, lyst. Žodžiu, nenoriu daug aš šnekėti dabar man daryt, tai jum montažas. Tai jum montažas dabar už 3, 2, 1, bum. Dažnai užtenka žmogui pasakyti, kad jis neblogas žaizdos pačius įmagyt. Tuomet šviesa pati žingsnius dėlios ir man ir tau žodžius kartos. Aš būsiu ten, kur būsi tu. Bet aš padėsiu ranką lūpas ir akis, žiūrėsiu švelniai, kol tau trauksis liūdesys. Aš čia gyva, tu gyvas. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Žodžiu, Senotė šiaip nieko gero man buvo, tiesiog kad nusifotkit Instagramui įsikelt, mamai. Vanduo šalts, toks biški toks, nu, apsikaivinti buvo gerai iš pačią rytą visai, man patiko ir tika, viskas. Manau,
domina. Įdomu. Jo, grįžom namo, greit parsirengėme su mam, tėtė dar taip pat. Gražiai atrodo. Va, jis man trenktų norėjo. Smurtas artimoje aplinkoje. Kvieskit 112 pagalbą. Arba ten dar visokių numerių būn, žodžiu. Vaikų liniją galit skambyti, žodžiu. Varam pavalgyti išoro pusryčių. Išor įsiviečio, nežinau kur net. Bet pagal atsiliepiams neblog vietų, tai varam pasižiūrėsim. Ir... O ten nežinau, kur veiksim, gal iki jau tų flamingų nevažiuosim, nes ten... Jau šią valandą su pusė į vieną pusę, valandą su pusė atgal į kitą, toks švaistymas iš laiką gaunasi, ten tiesiog neaišku, ar bus tas rožinis vanduo, nes jis ne visą laiką būn. Tai... jo. Nežinau. Sodas, bet ten krokodils tik tas ir zoologijos sodas. Vienas krokodilus. Ne, bet ten daugiau visokių, Bet mes jau daugiau matėme. driežų. Nu, žodžiu, driežas, bet šiaip... Neapsimoka. Ne. 80 pesų žmogui. Tai, nu, šiaip nevrangiai 9 eurų. Bet, nu, pasižiūrėsim, gal čia prasim, kur nors dar kvepalų nupirkti, kai kam kažkas nori, dar kažkam, nu, žodžiu. Aš popkornų nupirko, sako, netink popkornų, nori kvepalų, nu, tai tavo važiuosim kvepalų pirkti, nu, tai, žodžiu. Bet popkornai čia tokie gerus, meksikietiškus, visokių skonių, ten buvo, aš paėm. Sako, ne, aš nenoriu popkornų skonių, sako, nu, tipo man davo daryti, kad tu nenori popkornų. Žodžiu. Gerai, tiek žinių kol kas, varam valgyti, žiūrim, ku valgysim ir jau pasiruoškit jūs irgi maistų, nes dabar už kelių sekundžių jau matysit maistų. Buvo atėję čia pat, žiauriai skaniai šlapė atrodo, taip. Oda jau man tik kažkokia lapą. Svagūna idėja. Tai gerai, nusimk, dėti šitį Makaroną. O, geras makaronas, sakiau šiandien. Omlet. Ir mamai toks pat kaip man, mes paprašėm čia ekstra daržovių, sako, tomatau ir agurką uždėk ekstra, nes mes norim. Čia kelias medžiag, mes einam valgyti, jums skanos, mums skanos. Ir da plano neturim, ku veiksim po pusryčių, bet tėtė planuoj. Tai, nu, tarp planų, ku veiksim jau. Ku? Eisim gerti tekilos. Nu, ne, bet Ne. jo. Da nėra plano. O čia servetėlių Tai nėra. vat, gerai, все, einam ėst ir susimatom už sekundę. Pavalgiam, maistai neblogai, gana normaliai. A kas mamai buvo? Visai nenormaliai, čia tiek daug rekomendacijų, taip riebi. Mėsos, kažkokių riebalų tarp čiabato, ten vienu žodžiu iškart kepenis pradės skaudėti, va, viskas, pusryčiam tokiem, va. Sakė, 0 žvaigždučių paliks. Aš ten ne, aš visai geras valgiau, taip, aišku, nu, sočiai, dabar jau iki vakarinės gal nieko nevalgyt. Bet jo, varam dabar pažiūrėti kvepaliukų ten kažkokį ir pats gali gamintis ten, žodžiu, nu ne pats, bet ten, žodžiu, gražiai labai atrodo, tai varam ten pasižiūrėsim, tada dar kažkur, šitėp, žodžiu, va, suvenyrų da pirksim, tai va. O berods, kad ryt aš vėl nepasižiūrėjau, bet man atrodo, kad tikrai rytoj mes jau išplaukėm į salų. Tikiuosi, kad rytoj jau, nes jau čia nebėra ką daryti tiesiog šitam miestelin. Čia ir taip nėra ką daryti ir dabar dar labiau nėra ką daryti. Va, atėjom parfumerijų, tokių labai įdomi, kvapų daug man jau nosies skauda, čia kavos turim, čia yra daug, čia, nu žodžiu, čia man veda ekskursijų, pasakoju apie kvapus, bandom išrinkti kvapų, tai nežinau, man vienas patink, mamai nepatink, žodžiu, mes čia taip. Susipirkam kvepalų, 105 eurų. What the fuck, 105 eurų. Žodžiu, ir dabar čia tokį mažą kambariuką atsivedė. Toks fainas kambariukas. Ir jo, va, daug kvepalų. Nosė jau užsirėtė mano kvapų. O žiūrėkit, aš jį veidrodį matau. Wow. Ir jo, ir varysim dabar dar kažkur. Ir svarbių kvepalų turim, dabar da šalikėlių, magnetukų visokių nupirkti. Jo. Man banda šokolado. With mint. Čia mėtinis. You want to try? Okay. Sorry, you can tell me if you know money. I'm so excited and you Mint it is. maybe. You want it? Mint. No, I'm good. Mint. Tai jo, sakė po mėtinis. Is that Very daug cacao? šokolado. And we have other if you want, we can try it.
Žodžiu, nebloga. Faini, įdomi experiences. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. O Jėzus, reikia kur įdėtis, negalite patrodyti prieš kameras. O kur aikštelą reikia dar susirasti iš karto. Taigi ten šalimas. Tai prie keltą ar yra aikštelą, va mūsų šeimos barnė, matot kokia. Važiuokit, šventė vykst, važiuok. Va, spalvotas šitas jūs, va. Vykst va čia, va, 8 kažkokia, va, ekspoferija, va, karuselas, turgus. Čia žolinę švenčia iš anksto, va. Žiūrėk, aš tai noriu ant vis tiek karuselės kokios užlipti norėčiau. Kaip krikščionis, kaip ir mes. Tiek, švęs žolį. Jo, va, su tokiam... Jie pasiruošti švęs. Pasižiūrėkit, čia ne šiapsau, čia reikia atvažiuoti, kad čia bus 4. Ai, mes kaip tik išvažiavę būsim. Mes išvažiavę būsim į... Aš kai užaugsiu norėčiau būti gal šokėja. Mes išvažiavę būsim į Išlą Holbošą. Pasitikrino, tai rytoj išvažiuojam, tai viskas labai gerai. Svogūnų tai Ir jo. Mes galim svogūnų išmeisti. Svogūnų, rašykit komentarus, kas norit svogūnų, kas norit pomidorų, kas norit raudonų svogūnų, baltų. Jo, pomidorų aš rodžiau, kad buvo akcijai. Tai va, rašykit jūs tik tais ir jo. A mes važiuojam į Tizimino. Nežinau, kas tai bus, bet važiuojam į Tizimino. Tiesiog, ant bairio. Nes nėra ką Valadiladan veikti. Tai va, ale mamit. Taip va, važiuojam. Žodžiu, atvarėm į Tizmino, į Sarjanai apsipirkam biškį, Viliets vėliai, nežinau, ko veiksim. Bet servetėlai kokių Aš neturiu, ne. Yra rankšluostinis popieris. Jo, žodžiu, apsipirkam biškį, lauktuvių, sau dabar biškį, aš pasiėmiau Cheetos Balls, Schweppes Ginger Ale, va, ir jo, ir nežinau, ko veiks, tiesiog va, pravažiuosim, pasižiūrėsim kur nors ir nežinau, gal kokie turgų užeisim, jeigu bus, nežinau, žinokit, va, tiesiog atvažiavim į Tizmino, liet pradėjo iš niekur lyt ir kaip ir. Įvažiavo tetė, kur yra Salida, šiaip yra Exit, bet jis įvažiavo per Exitų ir į parkingų, nu, tai žodžiu. Jis čia sako, visas taisyklės pažeidinėja ir per 2 kerta, ir 3 ir sukenė ten, kur galim. Nu, žodžiu, čia varė, čia žinokit, kapės pipėt. O dabar susiradom tokį tipą, ale restoranėlį neblogų čia, nu, valgyklų gal labiau. Kažkokių vietinė, nu, ne vietinė, bet, nu, vietinė. Ir, jo, prilyja. Dabar dalyšia, bet va čia centriuks, ten mūsų valgytas geltons, kur yra. Dangus toks galingas. Nu ne va, aš nesakiau va. Mes iš mamos tyčiamės, kai ne va sako, o po to aš sako va. Bet šiaip dažniau aš sako žodžiai. Kai pradėt filmuoti, sako žodžiai, tai žinot va. Nu bet šiaip čia gražiai. Nu baiginkit. Bet jo. Tai kaip sakyti? Tapki pametė žmogzai. Žodžiu. Einam, va, buvo čia. Nu, gerai, baig. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Va, čia toks, va, restoranėlis toks, va. Mamytė sėdži, va. Tai mums reikia prie langą galėti? Ten norėjo prie langą? Tai ten nėra. Kaip nėra? Va, žiūrėkit, čia. Šiandien nėra. Nu, taigi tenai su pristatyti stiklinių purvinų. Matot, kaip sunku su mamu. Ne, čia kaip. Ten ir laukan ir sėdėti, ir čia ir. Nu, žodžiu, labai faini. Aišku, meniu nesitikėkit. Reikia tokiam miestelėn angliškai, tai detardė, va, yra čia pietus, taip detardė aš jaučiu. Nu, jo, nes buenas tardes, tai va. Tai jungiame savo mylimiausių ChatGPT, skenuojam ir prašom jiem, kai jisai išverstų. Šiaip nebus čia kažką labai daug, bet va, burgeris yra, atrodo, toks neblogs, yra salotų. Oi, čia tų puslapių daug, aš žinau, čia 1 puslapis. Tai pasirinkims nemažas, 3 puslapiai. Žodžiu, tai va. Žodžiu, tai va.
einam rinktis ir parodysim, kuo valgom. Absoliučiai nemok net anglų, net nežina one. Jie net lietuviškai nemoka, jūs įsivaizduojat. Ne latviškai, ne estiškai, ta prasme aš jam aiškinu, bet aš jau maso menos suprant, jau 50-50 aš, tai jis jau kusaka, aš jau suprant, jau išverčiu tėvam tiesiog patenkintų sėdžiasi išėdžiu. Aš išsiverčiu, vertėjas. Bet jeigu jis tau sako, kad nesiverti, Aš galėjau per programytį, Tai va. jeigu ką galime Va. sakyti. o aš išverčiu visko, sakiau, taip, tik nežinau, kokį tėtį kepsnį užsakė, bet tu visokį valgai. Ne, ta prasme, medium well, aš nežinau, kokį aš jam sakiau, medium bien, nu, kad tipa medium well. Nu, tai žalę net neš. Žodžiu, einam lauk maistą ir turėjau papasakoti šitą, kaip nesusišnekėjom, nes čia nulis, ta prasme. Kitur, kur dar kažku sakai, dar jisai pagaun žodį du, o čia, nu ne, visai padavėjais fainis, viskas gerai, bet, nu, tiesiog, kad nesupranta anglų, jo, pats juokis, šiam rodos vertėjai, sako, jugo depinė, tipa, ananasų sulčių, žinai. Taip, na, žodžiu, viskas fainė. Tai va, laukiam maistą, staltiesės kaip pas močiutė tokios, bet va. Jo, žodžiu, laukiam. Nežinau kaip Europai, nes mes po Europų nekeliaujam, mes nežinom. Amerikai irgi nežinau, nes restoraną tik vienam valgiam, ten neatnešė, ten brangu, aš žiūriu. Puerto Riką irgi tik vienam restoraną valgiam. O čia Meksikoje yra žiauriai įprast, kai užsisaka maistą, atneštau užkandį, nors tu ją neužsisakė, bet jie tipa house special vaišinė ir įsisak nemokams. Tai man čia toks kultūrinis šoks, bet jaučikas keliauja, po Europų gal ir taip irgi yra, aš nežinau. Tik man sako asmeniškai. Tai mums dabar atnešė įdomiai atrodančią, reikia pašviesti biškį, kad tos spalvų matytus to tikroji, tai va, nu, pupelių čia gali būti. Nu, jo, bet bunskan ir čipsų. Tai aš manau, kad trintos pupelas yra su parmezanas sūrį arba ožkos ir dar kažko. Tai va, einam paragausim, nors ragauk jau ant kameros. Tu nori, kad aš nuverčiu? Bet čia ar ne čilė, aš bėjau. Nu, tai biškį, tai iš šonų daug, o viešpatė kušė. Oi. Čia yra pupelės. Nu, tai 100%, o ten tą čilį biškį. Bet ne čilė čia. Pomidorų kokį pas. Nesuprantu. Žodžiu, bet mes kadangi esame labai autentiškam jau restoraną, nu čia grinai jau Meksikos, čia nėra net, nu, kitos virtuvės. Nes šiaip dažnai vaikščiojam po tos visus itališkus, dar kažko, tai čia jau grinai meksikietiškus, tai jau ir bliudelį meksikietiškus, viskas, nu žodžiu. Einam ragauti ir laukiam savo gėrimų ir maistą. Davau tikrai sustinkam prie maistą, nes jau čia aš nebegal šnekėti. Dūmų. Dabar mano ir mamos neš, žodžiu, pažiūrim. Na, čia patraukiau. Sí. Sí. Gracias. Va. Tu kur pasiėmė? Vištien su pievagrybėm, bacon iš badaš, čia tik lietuviškas jau biški, čia... Sriubos vietinės, meksikiečių Nemaišyk dar fotkite. Ir mano. Muchas gracias. Permiso, amigo, voy a gratinar el quesito. Sí. Wow, čia nešipsau, žinokit. Čia next level. Gracias. Žodžiu, čia yra, ta prasme, vienas iš pigiausių restoranų, kur valgiam ir įspūdingiausių patiekti. Žodžiu, einam valgyti. Все, skanas mums, skanas jum valgyti. Все, pavalgiam pigiausių iš visų restoranų, į čia gatvę aš einu atsipalaidavęs. Pavalgiam pigiausių iš visų restoranų, daugiausiai ir jaučiu vienas iš skanesnių. Jo, vienas iš į trejetukų. Jo, top 3. Aš mano veidą nefokusuoju visą laiką, aš nesuprantu, kas yra. Aš te praikai. Arba aš jau toks juodas. Žodžiu, einam mašinas pasimt varom namie.
ruošiamės ir varysim rytoj 6 iš ryto kelsimės. Tas ir jau 6 iš ryto išvažiuosimės rytoj. Jūs negalvokit, ką mes čia taip durna visku. Mes 6 iš ryto išvažiuosim ir varysim sukelt į Isla Holboš. Aila Holboš, nežinau kaip tarės. Aš sakau Isla, kas nors sako Išla, kas nors sako Aila. Ošlo centrum. Jau antradienį Ošlo bus. Ir jo, nu žodžiu, tiek žinių. Gal nelips per čia ginti, neparlips? Aš tai parlips. Oi. Vsio. Važiuojam į hotelį. Gal da kas nors gero pakeliui bus, tai dar par. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Važiavom, kol privažiavom, o Jėzus, plaukit, nematau nieko. O, destilerija, na, Japan, einam į vidų, pažiūrėsim, kas tai gerai yra. Va, prie Agavos mamų fotkis. Aš ir su savo nu fotkis. Žodžiu, einam, pasižiūrėsim, kas čia yra. Aš turiu telefoną. Va, Agavų plantacijos. Agava, čia yra tequila destilerija shop, kažkur nusipirksim gal. O čia yra agava ir čia daro tekilų iš šitų agavų. Ir aš jums tiek daug galiu pasakyti, nes aš daugiau jums tikrai negaliu nieko pasakyti. Tik daro agavų šitų, tekilų iš šitų agavų. Tai va, tiek aš galiu pasakyti jums. Daugiau informacijos googlinkit arba čia GPT-inkit. Jo, einam pasižiūrėsim. Toj mamą nufotkit ir tada einam ten į vidų. Va, čia ir kiek norit suvenyrų, įdomiausių bodelių, lėkštučių. Pintinių. Kvepti įdomi tokie. Agurk. Ne agurk, ferm, ne ferm, žinokit, negaliu pasakyti. Čia ir va, visokiausių tekilų, meskalių yra. Čia jau šits jau rimts meskalis, matas iš karto jau. Meskalių yra. Tetė yra, kur žiūrėti. Gražuolis vidai. O, pasižiūrėk, bet tokia jau vežti negali, aišku, jau tau atims, uždarys, pridarys, bet čia fines, eina. Scorpion, bet čia meskalis. Čia va mažiukų yra. Bet šitą, žiūrėk, 1,65, nu jo, 5 ml mažų. Aišku, bet čia kokybę gali gerti. Čia yra suvenyrų, mamiškų lika išėję. Čia visokių skribelių yra. Mama! Stok, eik čia. Tu. Tete, tai greičiau reikia video daryti. Va. Pasižiūrėkit, šito reikia parsivežti būtinai. Va. Matėte, kaip atrodo? Arbūzam nešioti. Mano, tai gerai šitą čičenicos. Kiek kainuoja, nėra kainos? 2,8. 14 eurų. Vežk tik tas namie. Tai gali šitą mažesnį biškį. Nors jis vienodas čia. Bet kur mes įdėsim? Tai kažkur sukišim. Nesukišk, gada. Sukiši? Taigi uždės ten į viršų į tuo. Nu tai nevežk tada. Tai aš tai nevešiu. Nu aš tai vežti. Nu tai tada reikia šito gražesnį, va, žiūrėk, va. Šitą gražiai labai. Va. Bet Netep, nu netep dėt, va. Ne, tau reikia didesnę, ką gal tilps, va šitą. Trauk galvą. Va, žiūrėk, šitą tilps, va. Vo. O šitą gerai. Žiūrėk, kaip gerai atrodo, aš toks mariačimi kompanijo. Va. Žodžiu, čia. Nešipsau, pasižiūrėk, aš tau brangiau turit kainuoti. Nėra kainų. Gražiai, aš sakau. Šitą irgi žalį gražiai taip va. Žodžiu, viską, ką čia nori atpil. Medos va yra. Žiūrėkit, medos de Costa Ricos medus kažkas. Įdomi. Nu, žodžiu. Tai va, tai tiek žinių iš čia, iš suvenyrų krautuvės. Ir jo, einam toliau žiūrėti ką nors. Jau su ja kol nusifotkina, aš jau pusę valandos fotkin, sako, iš netink, sako. Tik man padaryti, ką netink. Tėtės, tai gerai, nereik fotkyti. Kur maišelis? Išmetė. Maišelis? Va, cowboy, ready for vakarėl. Žodžiu, varom, važiavam, kažkur. Prie raidžių nusifotkinti ir į hotelį reit mėgoti. Ei, varom. Jo, varom. Vienuolyno melsimės dabar. Labs už 1 sekundės, va susitikam. Einam dabar va prie
Valladolida raidžių. Nusifotkit, čia tokie takeliai gražus, labai išasfaltuot, išbetonuot. Va, čia gražu. Ten vienuolynas, jis naktį šviečia, bet mes jau iškart nelauksim naktis, mes einam dabar tiesiog va nusifotkit. Ir jo, tiek žinių šiam pasauliu. Oras gražus, fainas, vėjas geras, kokie 23 laipsniai. Tai va, tai tėtis nėra. Šitą iki vienuolyną, mam užsimanė, tada einam iki vienuolyną. Уйду в монастырь. Kas? Уйду в монастырь. Negalim rusiškai šnekėti už boikotos taviai. Nu šau sakai, Ramanauskas. Taip. Nebijau. Pirmą mani, po tą jum. Arba jum pirm, po tą mani. Žodžiu, čia sakė mam ir greičio matuoklė per augi. Tėti, bėg. Pažiūrėsim, nušaus tavį ar ne? Na, arba mam, varyk, bėg. Mam, greičiau. Ei, tai greičiai nieks nešauda čia. Žodžiu, čia vienuolynas. Tipa, aš taip suprantu, čia nėra patikrint, nes aš nežinau, bet mes taip suprantam, kad čia vienuolynas. Tai eisim į vidų, pasižiūrėsim ir tad jau tikrai varysim į viešbutį, ilsėtis ir rytoj į Islamo herės. Tai žodžiu, dar einam į vidų, jums parodo 3, 2, 1, einam į vidų. Va, čia vienuolynas, mūsų atostogos. Mūsų atostogos yra bažnyčio apžiūrėjimo. Va, vėl Guadalupe ten sėdži. Čia dar yra dar vienas altorė. Čia didysis altorius. Čia pučvėjų. Čia irgi kažkoks Jon šventasis. Nežinau. Turit pūsti. Žodžiu, čia va, altorius. Nu, graž, bet aš nežinau. Man jau biškį pabodė tos bažnyčios, nes jau tų bažnyčių jau tiek ir tiek buvo. O reikia čia prie altorius biškį te priklupti. Man va fotografija didžioji. Pasiekite Gintą Facebook'e, Gintą Naktinienę. Eik iš vaizdą. Всё, einam lauk iš čia, nes čia ten tūliks arba zakrasty, arba nežinau kaip močiutė vadin. Močiutė, jeigu tu žiūri nesupyka, nes aš nežinau kaip čia vadinas šitė. Bet čia jau čia... Ne, ten zakrasty galiu, nežinau. Čia jau čia nuodėms vacytų ir arba galvo kiš ir tau sudėti. Nu, gerai, nereikia kaut, bet neaišku, kas čia vykst. Va, kryčiai. Всё, einam lauk, einam į viešbutį ilsėtis ir Dievą namuos jau atsisveikinam, sakam, atėję iki rytojus. Viso gero, nepyk, Nereikia kaip laiko paroje man dar taigi mes esam bažnyčia ir sakyt viso gero iki rytojaus. Iki Pasimatymo. Žegnojamės. Čiau. Parkelis ir vietiniai šokiai. Va, prieš rotušių kaip gražiai žmonės šoka, va, meksikiečiai tikrus. Pasižiūrėkit ant galvų. Pasižiūrėk ant galvų. Gerai, mes pinigėlį dabar. Nesvarbu. O, kaip gražiai šoka. Šeima kraisi ir drąsi, visi kartu ir nieko mums netrūksta. Uždega saulė mūsų veido šypsenas, tai mūsų vasara ir nieks jos neatims.